Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandien yra ta diena. Mike Tysonas prieš Jake Paulą. Ir mes pasijungę esame nuo pat ryto, žiūrim visas dabar kovas ir pagaliau, kada pamatysim, kuris laimės. Čia yra metų kova, tai yra istorija. Pakomentuokit komentaruose, kuris tymas esat jūs. Mike Tyson ar Jake Paul? Faktas, seniai, kad tai yra Tysonas. Tik Tysonas. Ir aš esu Tysonas. Mes vakar, kaip matėt, grįžom iš visų renginių naktį. Esame miegoję 2 valandas ir dabar toliau žiūrim. Ir ryte aš turėsiu išvažiuoti į Šiaulius. Bet ar tai problema? Ne problema. Ne problema. Seni, viskas. Viskas. Eik tu sau, eik tu sau, eik tu sau. Pagaliau. Seni, aš taip laukiau nuo pat, kai prasidėjo šitas visas beefas. Nu, išlaižyk dėžę. Jūs to tikrai nenorit sužinoti. Netflixas neveikia. Visi susijungia ir neveikia. Ar čia mums reikia daužyti Tysonės? Kas vyksta, hebra? Nebeveikia Netflixas, mes norim pasijungti. Žiūrėjom visas tas kovas neįdomias. Ir viskas, dabar susirašėm su visais. 3, 4, 5 Taip, valandas. su visais susirašėm ir neveikia niekam. Dabar Checking your network connection. It is good, you know, Netflix server, network speed, you know, all good. Checking network connection 102 megabitai. Čia tarsi ne, čia net ne visi tokį turi. Ei, allo. Fast. Your internet is fast. Rimtai? Why it's not working? Mes visą vakarą planavom. Eit miegot, neit. Miegojom, nemiegojom, planavom. Atėjom, darėm, varėm ir kročią. Bum, nebėra. Nei Tysono, nei Jake Paulą. What the fuck? Nei Netflixo. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Aš noriu žiūrėti, aš šiandien paukojau visą naktį už tai, kad išsimiegočiau, tiesiog realiai išsimiegočiau ir važiuočiau į darbus. Ne, paukojau visą naktį nemiegot. Kiek iš jūsų žmonių dabar išmetė telikus per langą? Galiausiai aš radau tiesiog per man jau nesvarbu, žiūrėsim per nepavyko, patys kalti. Netflixas va. Varyk, Maikai, uždirk man pinigų. Man atrodo, kad Jake Paul laimėjo. Rimtai? Ne! Jake Paulas! Eik tu na! What the fuck? Pamiegojau 2 valandas ir dabar turiu važiuoti į Šiaulius. Ir vis tiek galiausiai vėluoju, nes už valandos turiu būti Šiauliuose, o rodo 2 valandas dar važiuoti. Nu, žodžiu, esu be miego jau gal 2 ar 3 para, belia kaip sunku. Ir fucking ta kova viską dar labiau sugadino. Nu, žodžiu, kažkaip turim išgyventi dar šiandien, kažkaip turim davažiuoti, reikia pasikeisti padangas, reikia pasikeisti tepalus. Ir tada galiausiai vakarop važiuoti iš Šiaulių atgal į Žemaitiją, į Plungę, tada pas mamą sukraut daiktus ir tada tikriausiai gal permiegoti ir sekmadienį važiuoti čia atgal į Kauną. Žodžiu, hebra, aš neturiu jėgų, man tokia yra žopa. Ir jis varys, pats durnis, pats kaltas. Važiuojam, kaip nors išgyvensim. A ką jūs galvojat? Įpratęs esu nemiegoti. Aš galiu savaitėm nemiegoti, koks skirtums? Štai tokia mano yra pusrytukai, sumuštinukas, užsipyliau kuro, kavos ir 2 valandos vis dar rodo man važiuoti iki Šiaulių. Bet ką tik parašiau pusbroliui, kad vėluosiu, tai palavino šitą žinutę. Nežinau, ar čia per pyktį palavino, ar ne per pyktį. Nu, žodžiu, nuvažiuosim, pamatysim. Atvažiavom į Šiaulius į geriausią servisą pas mano pusbrolį EV servisas. Labadiena, pusbrolis Evaldas. Zdravo. Sveiki, labai malonu. Nu, viskas, varom dabar padangų. Pasikeisiu padangas pagaliau, nes pas mane MS-ai, bet jos visiškai plikos ir guzuotos, tai jau blemba biškai baisu važiuot. Ir pasimsiu naujas padangas, pasižiūrėsim visą servisą, reikia susitvarkyti mašinas, nes šitą mašiną mano BMW-kas, tai jinai yra darbinė. Nu, tipo, tokia, kur mašina drožimui. Ir dabar kaip tik planuoju kitą dar pirkt, jau tokią
Nebedarbinė. FK kadrai? Ieškau varžtą. Su tokia kamerytė čia įkišė į variklį. Žodžiu, geriausias servisas Šiauliuose, EV servisas, pakeitė padangas, viską sutvarkė, dabar esu pasiruošęs ir žiemai. Beje, pasižiūrėkit, čia naują dalyką jie daro, EV servisas ir netgi yra Production Lab, mūsų prodiuserinė, kur jau po naujų darysim naują projektą, darysim projektą su automobiliais. Tai aš manau, kad bus labai šiaip įdomu, bus perkami automobiliai, jie taisomi ir tada išvažiuosim į kažkokią tai kelionę į kryptį su tais automobiliais. Pusbrolis turi visą šitą servisą, EV servisas, tai jeigu reikia Šiauliuose, viską sutvarko, tai tiek Camaro, tiek Vadbemsą, tiek visus automobilius tvarkė ir tvarkys čia. Viskas yra sutvarkyta ir lėkiu dabar pas mamą į Žemaitiją. Na ką, jau beveik esu grįžęs į sodybą pas mamą ir visada dabar, kai grįžtu, sukyla visos tos emocijos, sukyla prisiminimai ir taip toliau. Tai man net emociškai visada būna čia sunku, nes visada pasileidžiu į ašaras. Tai žodžiu, ir mamai čia yra dabar sunkoka, todėl ir paėmiau mamą į butą. Noriu, kad persikraustytų ir pradėtų kažkokį tai naują etapą gyvenimo. Labai pasilgau tėčio ir man belia kaip yra sunku ir sako, laikas gydo. Laikas man nieko negydo ir tiesiog labai dažnai palūštų vis dar. Galbūt nesimato, aišku, nerodau ir taip toliau ir atrodo, kad čia visada išsišiepęs. Ne, labai dažnai palūštų ir išsiverkiai, išsidaužai emociškai ir tada toliau judi, kažkaip tai bandai gyventi ir taip toliau. Žinau, kiek laiko ir iš viso ar įmanoma susitaikyti su tuo. Atrodo, supranti, kas įvyko ir taip toliau. Nei vienas nebūsim čia amžinai, bet tiesiog labai labai pasilgau. Hello, hello. Labas. Labas. Senai matyti tikriausiai. Visai senai čia. Nu, kaip jūs? Kraunam? Kraunatės? Viską, ne? Dedatės? Nežinau. Viską reikia. Darbo yra viską. Nes ne mėnesį. Jo. Nu, kažkaip reikia gyvenimo kažkokią etapą, ar ne? Nežinau. Aš irgi nežinau, ką pasakyti. Ir šiaip senai matėmės. Labai keista.